Sveiki visi prisijungę prie Valstybinės mokesčių inspekcijos YouTube kanalo. Trumpai Jums pristatysiu, kaip vien tik su darbo santykiais susijusių pajamų gavusiems gyventojams perskaičiuojamas metinis neapmokestinamas pajamų dydis ir apskaičiuojamas mokėtinas arba grąžintinas pajamų mokestis metinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM 311 formoje. Neapmokestinamasis pajamų dydis, trumpiau vadinamas NPD, yra tam tikra gyventojo gautų pajamų suma, kuri gali būti atimta iš gyventojo su darbo santykiais susijusių pajamų, taip sumažinant mokėtiną pajamų mokesčio sumą. NPD skirstomas į mėnesio NPD ir į metinį NPD. Kalbant apie mėnesio NPD, jis gali būti taikomas metų eigoje tik vienoje darbovietėje pagal jūsų pateiktą laisvos formos prašymą. Mėnesio NPD priklauso tik nuo jūsų per mėnesį gaunamo darbo užmokesčio sumos toje darbovietėje, kurioje pateikėte prašymą taikyti NPD. Mėnesio NPD mažina gyventojų pajamų mokestį, išskaičiuojama nuo kiekvieno mėnesio darbo užmokesčio, tokiu būdu padidinant į rankas gaunamą darbo užmokesčio sumą. 2025 metais, gavus vien tik su darbo santykiais susijusias pajamas, metinio NPD suma priklauso nuo visų, tai yra iš visų darboviečių, o taip pat ir iš Sodros gautų apmokestinamųjų ligos, motinystės, tėvystės išmokų. Metinis NPD apskaičiuojamas pateikiant metinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM 311 formą. Maksimalus mėnesio NPD 747 eurai taikytinas gyventojui, išskyrus asmenis, kuriems nustatytas nuo 0 iki 25 procentų arba nuo 30 iki 55 procentų dalyvumo lygis, kurios su darbo santykiais susijusios pajamos neviršyja 1038 eurų minimalios mėnesinės algos MMA galiojančios 2025 m. sausio 1 d. vieno dydžio. Gyventojams, išskyrus riboto dalyvumo gyventojus, kurių su darbo santykiais susijusios pajamos per mėnesį didesnės nei 1038 eurai, tačiau neviršyja 2387 eurų 29 centų sumos, taikytinas mėnesio NPD apskaičiuojamas pagal šią formulę. Gyventojams, kurių su darbo santykiais susijusios pajamos per mėnesį yra didesnės nei 2387 eurai 29 centai, taikytinas mėnesio NPD apskaičiuojamas pagal tokią formulę. Pateiksiu pavyzdį, kaip pritaikius mėnesio NPD padidėja gaunamo darbo užmokesčio suma į rankas. Tarkim, gyventojo 2025 m. mėnesio darbo užmokestis neviršyja minimalios mėnesinės algos, todėl buvo taikomas 747 eurų dydžio NPD. Pajamų mokestis buvo apskaičiuojamas tik nuo 291 euro sumos. Taigi, kai buvo taikomas mėnesio NPD, kas mėnesį buvo apskaičiuojamas 58 eurų 20 centų dydžio pajamų mokestis. Jei gyventojas būtų nepateikęs prašymo NPD taikymui, visa darbo užmokesčio suma būtų apmokestinama 20 procentų pajamų mokesčio tarifu ir kas mėnesį būtų apskaičiuotas 207 eurų 60 centų dydžio pajamų mokestis. Taigi, pritaikius mėnesio NPD, darbuotojo į rankas gautina suma padidėjo 149 eurais 40 centų. Teisę pritaikyti mėnesio ir metinį NPD turi nuolatiniai Lietuvos gyventojai gaunantys darbo užmokestį. Metams pasibaigus, teisę prisitaikyti metinį NPD turi ir individualių įmonių savininkai, ūkinių bendrijų tikrieji nariai ir mažųjų bendrijų nariai gaunantys su darbo santykiais susijusias pajamas. Taip pat metams pasibaigus, teisę pasinaudoti metiniu NPD turi ir nenuolatiniai Lietuvos gyventojai, kurie gavo darbo užmokestį už darbą Lietuvoje. Noriu priminti,
kad gyventojams, kuriems nustatytas nuo 0 iki 25% arba nuo 30 iki 55% dalyvumo lygis, yra taikomas fiksuotas NPD, kuris nepriklauso nuo pajamų dydžio. Tokiems asmenims perskaičiuoti NPD nereikia. Svarbu, kad per metus nebūtų pritaikyta daugiau nei 12 NPD. Tiek mėnesio, tiek metinis NPD apskaičiuojami pagal formulę, kai didėjant pajamoms NPD mažėja. 2025 metais mėnesio NPD galėjo būti taikomas, jei jūsų mėnesio darbo užmokestis su priedais ir priemokomis nesiekė 2864 eurų 22 centų sumos. Jei jūsų darbo užmokestis buvo didesnis, mėnesio NPD netaikomas. Kaip jau minėjau, metinio NPD suma priklauso nuo visų jūsų per metus gautų apmokestinamųjų pajamų. Tačiau, kai jūsų 2025 metų apmokestinamos pajamos yra didesnės nei 34 370 eurų 67 centai, metinis NPD netaikomas. Noriu priminti, jei darbovietėje buvo taikytas mėnesio NPD, tai bendra per metus pritaikytų mėnesio NPD suma turi būti perskaičiuojama metams pasibaigus, teikiant metinę pajamų deklaraciją. Tuo atveju, jei bendra per metus darbovietėje pritaikyta NPD suma mažesnė už metinį NPD, tai yra jei metų eigoje nepasinaudojote ar nepilnai pasinaudojote metiniu NPD, deklaracijoje apskaičiuojama grąžintina pajamų mokesčio suma. Jei bendra per metus pasinaudota mėnesio NPD suma didesnė už metinį NPD, tai yra jei metų eigoje pasinaudojote per dideliu NPD, nei jums priklauso pagal pajamas, apskaičiuojama mokėtina pajamų mokesčio suma. Jei 2025 metais dirbote ne visus metus arba darbovietėje nebuvote pateikę prašymo darbo užmokesčiui taikyti NPD, arba darbovietėje NPD buvo taikomas ne visus mėnesius, galite pasinaudoti teisę į metinį NPD ir pateikdami deklaraciją susigrąžinti pajamų mokesčio permoką. Dėl kokiųgi priežasčių metinėje pajamų deklaracijoje apskaičiuojamas mažesnis metinis NPD, jei gaunate tik su darbo santykiais susijusias pajamas. Taigi, jūsų metinis NPD gali sumažėti dėl kintamo darbo užmokesčio, jei dirbate keliose darbovietėse ar metų eigoje keitėte darbovietę, taip pat dėl išmokų gautų iš sodros. Metinis NPD perskaičiuojamas ir deklaracijoje apskaičiuotą pajamų mokestį reikia sumokėti į biudžetą. Darbdavys mėnesio NPD apskaičiuoja atsižvelgdamas į kitoje darbovietėje tą mėnesį gaunamą darbo užmokestį su priedais ir priemokomis, bei ligos išmokas už 2 pirmąsias ligos dienas. Kai teikiate deklaraciją, metinis NPD apskaičiuojamas įvertinus visas jūsų gautas metinės apmokestinamasias pajamas. Dėl to, kuo didesnės jūsų metinės apmokestinamosios pajamos, tuo mažesnis NPD priklauso. Tam tikrais atvejais, kai dirbant tik vienoje darbovietėje joje per metus buvo pritaikyta didesnis NPD, negu priklauso įvertinus visas iš tos darbovietės gautas apmokestinamasias pajamas. To priežastimi galėjo būti, kad darbo užmokestis buvo kintamas, pavyzdžiui, jeigu buvo mokėtos premijos, priedai, pašalpos ar kitos skatinamojo pobūdžio išmokos. Metinis NPD 8964 eurai taikomas gyventojui, kurio metinės pajamos GMP neviršyje 12 minimalių mėnesinių algų, tai yra 12 456 eurų sumos. Gyventojams, kurių metinės pajamos GMP yra didesnės nei 12 MMA, bet neviršyje 28 647 eurų 48 centų sumos, metinis NPD apskaičiuojamas pagal skaidrėje matomą formulę. Gyventojams, kurių metinės pajamos GMP yra didesnės nei 28 647 eurai 48 centai, metinis NPD apskaičiuojamas pagal šią formulę.
Pateiksiu pirmąjį pavyzdį su atveju, kada perskaičiavus metinį NPD deklaracijoje apskaičiuojama grąžintina pajamų mokesčio suma. 2025 metais gyventojas gavo 12 456 eurus darbo užmokesčio sumą, kas mėnesį po 1038 eurus. Tačiau darbdaviui prašymą taikyti mėnesio NPD pateikė tik nuo 2025 metų balandžio 1 dienos. Taigi mėnesio NPD taikė ne visus metus. Nuo 25 metų balandžio 1 dienos iki metų galo buvo taikomas 747 eurų mėnesio NPD. Iš viso per metus pritaikyta 6723 eurai NPD. Per metus nuo darbo užmokesčio iš viso buvo išskaičiuota 1146 eurai 60 centų pajamų mokesčio. Šioje skaidrėje paaiškinta, kaip gyventojui perskaičiuojamas metinis NPD ir pajamų mokestis. Metinį NPD perskaičiavus pagal skaidrėje matomą formulę, matome, jog gyventojas turi teisę į 8964 eurų dydžio metinį NPD. Kadangi gyventojas metų eigoje pasinaudojo per mažu NPD, todėl perskaičiavus metinį NPD, tuo pačiu perskaičiuojamas gyventojų pajamų mokestis nuo darbo užmokesčio. Tai yra nuo skirtumo gauto iš taikytino metinio NPD sumos 8964 eurų, atėmus faktiškai pritaikytą NPD sumą 6723 eurus, apskaičiuojama 448 eurų 20 centų grąžintina pajamų mokesčio suma. Jei norite susigrąžinti pajamų mokesčio permoką, o taip pat sužinoti, kiek per metus jums buvo pritaikyta NPD ir koks metinis NPD jums priklauso, turite prisijungti prie elektroninio deklaravimo sistemos EDS. Prisijungti galima per išorinės sistemas, pavyzdžiui, naudojantis elektroninę bankininkyste, elektroniniais valdžios vartais, taip pat su VMI suteiktomis prisijungimo priemonėmis, naudotojo vardu ir slaptažodžiu. Atsidariusiame EDS lange Deklaravimas iš karto matysite suformuotą preliminarią metinę pajamų mokesčio deklaraciją GPM 311 formą už 2025 metus. Atkreipiame dėmesį, kad galite pasirinkti kalendorinius metus, už kuriuos pildysite deklaraciją. Vedlio pagalba galite pildyti deklaracijas už 2021 ir vėlesnius metus. Pasirinkę 2025 metų mokestinį laikotarpį, paspauskite vedlio piktogramą gaublį ir EDS atidarys vedlį. Trečiųjų asmenų VMI pateikti duomenys automatiškai perkeliami į vedlį, tačiau jūs galite atskirai peržiūrėti, kokie konkrečiai duomenys buvo VMI pateikti. Pradinėme vedlio lange paspaudę peržiūrėti 2025 metų pažymos kortelę, galėsite šios duomenys peržiūrėti, atsispausdinti ar išsisaugoti. Taigi, atsidarę 2025 metų pažymos kortelę, matysite, kokio dydžio metinio NPD VMI skaičiavimais faktiškai pasinaudojote per 2025 metus. Norint sužinoti, koks priklauso metinis NPD ir kokio dydžio grąžintina pajamų mokesčio suma, paprastai reikia užpildyti deklaraciją. Tačiau, kaip šiuo atveju, kai į deklaraciją nereikia įrašyti papildomų duomenų ar patikslinti VMI pateiktų duomenų, duomenų pildymo žingsnius galite praleisti ir iš karto pereiti į deklaracijos duomenų teikimą, paspaudę mygtuką Peržiūrėti deklaraciją. Pagal VMI turimus duomenis suformuotoje deklaracijoje matysite jums grąžintiną pajamų mokesčio sumą apskaičiuotą perskaičiavus metinį NPD. Grąžintina suma bus pervesta į suformuotoje deklaracijoje nurodytą jūsų banko sąskaitą. Jei pageidaujate, galite sąskaitą pakeisti. Tuo tikslu spauskite mygtuką Keisti,
Atsidariusiame lange galite pasirinkti kitą savo turimą sąskaitą Lietuvoje. Jei pageidaujate, kad grąžintina suma būtų pervesta į jūsų turimą sąskaitą užsienyje, arba pageidaujate, kad grąžintina suma būtų pervesta kitam asmeniui, spauskite, įveskite kito asmens informaciją ir atsidariusiame lange suveskite reikiamą informaciją ir paspauskite pridėti. Pajamų mokesčio permoka už 2025 metus grąžinama ne vėliau kaip iki 2026 metų Liepos 31 dienos. Tačiau, jei deklaracija pateikiama pavėluotai, pasibaigus atitinkamų metų metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimo terminui, tai yra už 2025 metus po gegužės 4 dienos, pajamų mokesčio permoka grąžinama ne vėliau kaip per 90 dienų po deklaracijos pateikimo dienos. Taip pat galite peržiūrėti, atsispausdinti ir išsisaugoti deklaraciją PDF formatu, paspaudę atsisiųsti rinkmeną. Norint pateikti deklaraciją VMI, reikia paspausti mygtuką Pateikti deklaraciją. Tačiau prieš pateikiant deklaraciją šiame vedlio žingsnyje galite peržiūrėti duomenis, pagal kuriuos apskaičiuota pajamų mokesčio permoka. Taigi suformuotos deklaracijos skiltyje duomenys, pagal kuriuos apskaičiuotas pajamų mokestis, matysite jūsų 2025 metais gautas apmokestinamąsias pajamas, darbo užmokestį bei nuo jo išskaičiuotą pajamų mokestį. Na, o truputį žemiau suformuotos deklaracijos skiltyje papildomi tarpiniai skaičiavimai matysite faktiškai per 2025 metus darbovietėje pritaikytą NPD. Taip pat matysite, atsižvelgiant į visas jūsų metinės pajamas, apskaičiuotą jums priklausantį NPD. Pateiktų atveju, faktiškai pritaikytas metinis NPD yra mažesnis, nei jums priklauso, todėl nuo skirtumo gauto iš taikytino metinio NPD sumos 8964 eurų, atėmus faktiškai pritaikytą NPD sumą 6723 eurus, apskaičiuojama 448 eurų 20 centų grąžintina pajamų mokesčio suma. Paspaudus mygtuką Pateikti deklaraciją, vedlys praneša apie sėkmingą deklaracijos pateikimą. Grąžintina suma bus pervesta į deklaracijoje nurodytą jūsų banko sąskaitą. Atkreipiame dėmesį, kad pajamų mokesčio permoka jums bus grąžinta tik tada, kai pateiksite, patikslinsite visas privalomas pateikti patikslinti mokesčių deklaracijas ir ar dokumentus. Pasitikrinti galite paspaudę nuorodą čia. Pateiksiu antrąjį pavyzdį su atveju, kai perskaičiavus metinį NPD atsiranda pareiga primokėti gyventojų pajamų mokestį nuo darbo užmokesčio sumos. 2025 metais gyventojas dirbo dviejose darbovietėse – įmonėje X ir įmonėje Y. Įmonėje X gavo 12 456 eurus darbo užmokesčio, kas mėnesį po 1038 eurus ir taikė mėnesio NPD, kas mėnesį 747 eurus. Iš viso per metus įmonėje X buvo pritaikyta 8964 eurai metinio NPD. O nuo iš šios įmonės gauto darbo užmokesčio iš viso buvo išskaičiuota 698 eurai 40 centų pajamų mokesčio. Iš įmonės Y gyventojas gavo 3000 eurų darbo užmokesčio, nuo kurio išskaičiuota 600 eurų pajamų mokesčio. Nes įmonėje Y mėnesio NPD nebuvo taikomas, kadangi dirbant keliose darbovietėse, mėnesio NPD gali būti taikomas tik vienoje pasirinktoje darbovietėje. Per metus iš viso išskaičiuota 1298 eurai 40 centų pajamų mokesčio. Šioje skaidrėje paaiškinta,
Kaip gyventojui būtų perskaičiuojamas metinis NPD ir pajamų mokestis įvertinus visas per kalendorinius metus jo gautas apmokestinamąsias pajamas. Pateiktu atveju sudedamos darbo užmokesčio pajamos iš abiejų darboviečių ir metinis NPD perskaičiuojamas. Kitaip tariant, iš įmonės Y gautos darbo užmokesčio pajamos mažina metinį NPD, todėl gyventojas pasinaudojo per dideliu NPD ir perskaičiavus metinį NPD, tuo pačiu perskaičiuojamas gyventojų pajamų mokestis išskaičiuotas nuo darbo užmokesčio pajamų. Pagal pateiktą pavyzdį gyventojas turi sumokėti 294 eurus pajamų mokesčio. Šiuo atveju suformavus deklaraciją, jos skiltyje duomenys, pagal kuriuos apskaičiuotas pajamų mokestis, matysite jūsų 2025 metais gautas apmokestinamąsias pajamas, darbo užmokestį iš abiejų darboviečių bei nuo jų išskaičiuotą pajamų mokestį. Skiltyje papildomi tarpiniai skaičiavimai. Matysite, kad per metus faktiškai pritaikyto NPD suma didesnė nei jums priklauso įvertinus visas iš abiejų darboviečių gautas pajamas. Todėl nuo skirtumo gauto iš faktiškai pritaikyto metinio NPD sumos 8964 eurų atėmus apskaičiuotą jums priklausantį taikytiną NPD 7494 eurus, apskaičiuota 294 eurų mokėtina pajamų mokesčio suma. Pateikę deklaraciją galite iškart sumokėti pajamų mokestį. Paspauskite mygtuką Mokėti VMI ir būsite nukreipti tiesiogiai į apmokėjimo langą. Taip pat turite galimybę atsisiųsti mokėjimo kvitą. Gyventojų pajamų mokestį už 2025 metus turite sumokėti įmokos kodu 1441 iki 2026 metų gegužės 4 dienos, nes gegužės 1–3 nedarbo dienos. Visą aktualią informaciją deklaravimo klausimais galite rasti mūsų interneto svetainėje, o mokomieji elektroniniai įrašai skelbiami mūsų YouTube kanale. Su asmeninė informacija galite susipažinti prisijungę prie mano VMI.